Raudonieji ryžiai daug vertingesni už baltuosius. Juos išsivirkime iš anksto, naudodami santykį 1:2,5. Tai yra 1 puodelis raudonųjų ryžių ir 2,5 puodelio vandens. Galime iš karto įberti pusę šaukštelio druskos ir virti 40-45 minutės. Šie ryžiai verda daug ilgiau negu paprasti balti ryžiai, bet ir vertė daug didesnė. Kol verda mūsų raudonieji ryžiai, pasiruoškime kitus ingredientus. Parduotuvėje radau labai šaunių kreivabudžių. Kreivabudės turi labai daug beta-gliukanų. Beta-gliukanai yra labai naudingi mūsų žarnyno bakterijoms. Taip pat labai kokybiški baltymai, B grupės vitaminai. Apskritai grybai yra labai vertingas produktas ir juos pagaminti užtrunka vos kelios minutės. Tradiciškai naudosim svogūnus, druską ir Viduržemio jūros prieskonius. Na ir aišku, viską kepsim ant gero alyvuogių aliejaus. Niekada nekaitinu keptuvės, kad jinai būtų įkaitus. Pirmiausiai gausiai prišlakstau aliejaus ir dedu supjaustytus svogūnus ir iš karto grybus. Svogūnai ir česnakai tai yra nuostabus antioksidantų šaltiniai, kurie palaiko mūsų imuninę sveikatą. Šiek tiek padruskinam, nes grybai taip pat išskleis savo sultis ir aišku, pagardinkite savo mėgstamom žolelėm. Aš naudoju Viduržemio jūros žoleles. Kol kas grybų neuždenkite, nes iš svogūnų turi išgaruoti kartumas, o iš grybų išsiskirti skystis. 5 minutės ir grybai bus paruošti. Nededu į grybus daug druskos, todėl kad naudoju savo pasisūdytą upėtakį arba lašišą, galite pirkti sūdytą ir štai praturtinsime dar kitokiais baltymais, tai yra žuvies baltymais ir omega-3 riebiosiomis rūgštimis. Sudedam žuvytę ir pakepinam 3 minutės. Uždenkim keliom minutėm. Raudonieji ryžiai tai yra širdies ir kraujagyslių ligų prevencija. Jūsgi žinote, kad iš fermentuotų raudonųjų ryžių gamina papildus, mažinančius blogąjį cholesterolį. Taigi tai ir B grupės vitaminai, ir antioksidantai. Ieškokime pavasarinių žalumynų ir nepamirškime, kad mes dar turime puikių šakninių daržovių. Čia yra pasternokas, arba galite naudoti kaliaropę, nes salotos daržovės turi užimti pusę jūsų lėkštės. Pagardinti galite gerų balzamikų ir būtinai alyvuogių aliejumi. Ką dar tikrai rekomenduočiau, tai yra juodųjų ryžių gemalus. Tai yra B grupės vitaminai, tai yra labai stiprus antioksidantai. Tai galima sakyti maistas kaip vaistas. E grupės vitaminai. Viskas yra štai šitose trupinukuose. Gaminkime paprastai, bet sveikus ir skanius patiekalus. Ieškokime gerų produktų, nes tai yra ligų prevencija. Sveikas maistas turėtų būti kiekvienoje virtuvėje. Būkite sveiki!